Peržiūrėję šį gydytojos Birutės Čijunskienės video, suprasite, kaip savarankiškai, be medikamentų galite padėti savo autoimuninės ligos atveju. Kaip kontroliuoti autoimuninės ligos aktyvumą. Gydytoja papasakos apie naujausius pasaulio medikų taikomus gydymo metodus. Paaiškinsime, kokius tyrimus verta atlikti, jeigu įtariate sergantis autoimuniniu susirgimu. Autoimuninis protokolas. Suprasite, kokie nesudėtingi mitybos ir gyvensenos pokyčiai yra itin svarbus, sergant lėtinėmis uždegiminėmis ligomis. Gydytoja atskleis, kokius preparatus verta naudoti siekiant sumažinti uždegiminius procesus, sustiprinti žarnyną bei atstatyti pažeistus audinius. Sužinosite apie apsaugos priemonės, kurios padės atstatyti jungiamąjį audinį ir išvengti pokyčių odoje. Na ir galiausiai gausite top maisto ir natūralių produktų sąrašą, kurie veikia priešuždegimiškai ir gali palengvinti būklę autoimuninės ligos atveju. Na, o dabar spaudžiame mygtuką prenumeruoti ir nykščio mygtuką apačioje ir perduodu žodį gydytojai Birutei Čijunskienei. Kokie rekomenduojami tyrimai? Lietuvoje turbūt žvaigždė numeris 1 tai Jelena Tulčina, kuri savo privačioje praktikoje pritaikė maisto netoleravimo testą. Kitaip mes medikai dar vadiname eliminacinę dietą. Ir įsivaizduojate, jinai, man asmeniškai tenka dažnai su ja pabendrauti, jinai turi geriausius rezultatus. Aišku, viena, kad eliminacinę dietą mes galime prisitaikyti labai lengvai patys, bet pas ją daromi labai brangus tyrimai ir rodo, į kokias maisto medžiagas ir kaip mūsų kraujo kūneliai reaguoja. Būtent to žinome, kad imuninės ląstelės tai yra ląstelės irgi gyvenančios kraujyje. Ir į kiekvieną maisto produktą gaunama ir 300 produktų paletė, ir dar daugiau, ir mažiau, ir panašiai. Ir šiaip aš, kada pasižiūriu į tos gautus tyrimus, tai taip ir matau dažniausiai, kad niekam netinka nei pienas, niekam netinka nei baltų miltų gaminiai ir panašiai. Tai reiškia, čia mes galime patys savo tą maisto netoleravimą susiorganizuoti, būtent nebenaudodami tų maisto produktų. Ir ką dar medikai, be abejo, bendras kraujo tyrimas, uždegimą visada nusėdimas parodys leukocitų pakitimai, parodys, jau jūs tą puikiai žinote, C reaktyvinis baltymas, visada, kada mes diferencijuojame tarp virusinio ar bakterinio proceso organizme, reikia antibiotikų ar nereikia, tai pirmas tyrimas, kurį daro tiek priėmime, tiek šeimos gydytojai, tiek privačios laboratorijos, tai yra C reaktyvinis baltymas. Ar yra tas baltymas, kuris dalyvauja uždegiminiam procese. Ir tie mano sudėtingi, jau pratinti antinukleininiai antikūniai prie šitų autoimuninių ligų visada darome, ir jeigu juos randame, jeigu tas tyrimas yra teigiamas, toliau tęsime kitus tyrimus, ieškome kitų antikūnių ekstrahuojamus iš branduolio, ir dar sudėtingiau tyrėme, kada vaskulitą turime, hepatitą ar žarnyno ligas, vadinamą ANKA. Čia tikrai jums nereikia, bet priminsiu, manau, kad tuos terminus jums diagnostikos metu daug iš gydytojų gali pakomentuoti, kada jūs esate tyriami. Čia tą patį patvirtina ir mano pasakyti autoriai rasti, ką jie tyria. Jie tyria dar daugiau tumoro nekrozės faktorių, interleukinus tyria, bet tikrai atsiprašau, aš negaliu jūs apkrauti šitais terminais, jūs tikrai šiandien būsit pavargę. Ir
Tų ligų, kaip ir minėjau, pačioj pradžioj kontroliuoti ligos aktyvumą. Svarbu, kad pasiekti remisiją, tą tylų ramų periodą. Gydymas yra taikomas pagal diagnozuotos ligos tipą ir pažeistus organus. Tai suprantate, kad autoimuninę ligą gali gydyti ir dermatologas, ir reumatologas, ir šeimos gydytojas, ir imunologas, kurių turbūt Lietuvoje mes dabar alergologai per brūkšnelį imunologai. Galite pakliūti pas tokį gydytoją. Jeigu eisite pas alergologą, pasiteiraukite, gal jisai yra ir imunologas. Ir ką taiko? Jūs tikrai jau žinote, kokie vaistai yra taikomi. Taikomi tie patys hormonai, kortikosteroidai, tai kortizolis, tai prednizolonas, tai analgetikai duodami. Duodami kiti labai stiprus preparatai, vadinami imunosupresantai. Kadangi imunitetas turi labai ryškę reakciją, tai tą reakciją reikia nuslopinti. Apie imunosupresantus puikiai žino ir puikiai juos vartoja visi, kam persodinti organai, ar tai širdis, ar tai kepenis, ar tai inkstai, praktiškai šitos imunosupresantus, kad neatmestų mūsų imunitetas šito svetimo organo, visą gyvenimą turi gerti imunosupresantus. Būtent šita gydymo klasikinė taktika yra paskiriama geriami vaistai arba injekcijom, imunoglobulinų injekcijas į veną, plazmoferezė, kada filtruojama plazma atskiriama nuo tų toksinių baltymų, irgi taikoma toks, bet čia jau stacionaro sąlygom. Pavyzdžiui, sergantiems vilkligę, lupus erimatozus, taip lotiniškai vadinasi, buvo skiriami vaistai nuo maliarijos. Hidroksiklorkvinonas. Hidroksiklorkvinono turbūt girdėjote, kad jį sėkmingai pritaikė pandemijos metu vienas amerikiečių gydytojas ir jisai sakė, šeimos gydytojas, kad aš puikiai susitvarkau su koronavirusu šitų vaistų pagalba. Bet dėja, tai buvo čia tik pirmieji tie tokie atvejai, lengvi atvejai, kai buvo sėkmė gauta. Dėja, irgi deksametazoną teko panaudoti, tai čia Londono klinikos pradėjo pirmos taikyti tą irgi hormoninį gydymą imunitetui suvaldyti. Netrukus grįšime prie gydytojos paskaitos. Jeigu ieškote ne tik žinių, bet ir praktinių įrankių, kaip pasirūpinti savo jungiamuoju audiniu, papildyti kolageno atsargas organizme, pagerinti odos, plaukų, nagų ir sąnarių būklę, maitintis sveikiau ir būti fiziškai aktyvesniais, apačioje po šituo video palikau jums specialią nuorodą. Prisijungę prie kolageno prenumeratorių bendruomenės, kas mėnesį ne tik gausite jūrinio kolageno pakuotę, bet taip pat mitybos planus, online sporto programas, sveikatingumo ir psichologijos kursus, kurie pakels jūsų sveikatą į kitą lygį. Kolageno prenumeratą ateinančias 72 valandas įsigysite net su 85% nuolaida. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite jau dabar. Ir taip pat yra kamieninių ląstelių panaudojimas gydymui. 2001 metais, kada man teko svečiuotis Jungtinės Amerikos valstijose, buvo labai daug įsipareigojimų, surinktos federalinės lėšos, kad iš kamieninių ląstelių, ką reiškia kamieninė ląstelė, jinai gaunama, matote, iš kaulų čiulpo, galima paimti iš vaisiaus virkštelės, iš riebalinio audinio, ir ta ląstelė turi savybę tapti bet kokio organo ląstele. Įsivaizduojate, kokį mes turime unikalų kaulų čiulpuose esančių ląstelių savybę. Ir jas auginant, matote, čia yra lėkštutės tokios, petri lėkštelės su tokia terpe, tam tikrą terpę gali užauginti tas vadinamas kamieninės ląsteles ir panaudoti išsėtinės sklerozės, vilkligės, uždegiminių žarnų ligų, reumatoidinio artrito ligų. Bet tai suprantate, koks čia yra brangus, čia visur reikia sterilumo, reikia terpių, reikia koks yra metodas sudėtingas, bet jis buvo pritaikytas. Ir šiai dienai nauja biologinė terapija.
Aš su nauja biologinė terapija susipažinau 2000 metais, pradėjau tobulintis būtent, kas tai yra. Man pasidarė biologinė, reiškia kažkas natūralu, kažkas artima mūsų organizmui. Ir taip tikrai tai yra preparatai sukurti mūsų branduolio struktūrai, mūsų ląstelėm, kad jos atsistatytų ir sumažintų tą uždegiminį procesą. Ir buvo tokie pirmieji vaistai infliximabas, remikeidas, labai daug vilčių davė reumatoidiniu artritu sergantiem. Po to lėtiniam uždegiminio žarnyno ligom pritaikytas adalimumabas, humira. Pavadinimai labai sunkus, bet jūsų ligos irgi labai sunkios, labai sudėtingos. Tai tikrai tai yra didžiulis šuolis. Įsivaizduokite, jeigu vienas gydymo kursais, pavyzdžiui, psoriazės sergantiem kainuoja apie 1000 eurų, jie yra brangus, bet kartais, kaip mes sakome, sveikata yra brangesnė. Ir pažiūrėkime, ką mes iš tų visų sudėtingų situacijų aš noriu įvesti, ką mes kiekvienas asmeniškai galime padaryti, kad ar mes sergame, ar mūsų genetinis polinkis gali būti susirgti, kaip mes galime iš tų sunkių, sudėtingų situacijų savo padėti. Nei vienas gydytojas neateis mums maisto neparuoš, nenupirks krepšelio, tik mūsų žinios, tik pasitarti su dietologu, su specialistu, su gyvensenos specialistu, kurie Lietuvoje Kaunas paruošė jau naudotis jų paslaugom. Tai ką siūlo labai griežtas autoimuninis protokolas vadinasi. Pažiūrėkite, ką reikėtų paaukoti 4-6 savaitės, ar tai daug prieš mūsų visą gyvenimą? Tai tikrai nedaug. Ko mums reikėtų tas 4-6 savaitės atsisakyti? Ar mes įveiksime save? Tai čia yra, kaip sakant, mūsų sėkmės garantas. Atsisakyti visų grūdų, pseudo grūdų ir jų produktų. Tai reiškia ir košių, ir ką tik galima, ankštinių kultūrų. Kada aš kartais savo pacientams sakau, jie išeina sugniuždyti, nepatenkinti, tai ką mes valgysim? Tai tikrai dar nėra bloga situacija, jeigu mes keliam savo tokį klausimą. Koncentracijos stovykloje turbūt nieks nekėlė tokio klausimo, ką mes valgysim. Bet deja, kažkodėl visi išgyveno ir prezidento tėvelis išgyveno. Pažiūrėkite, kokius sunkumus. Taigi, atsisakyti kiaušinių, hidrintų riebalų, nori, nenori, jau nuo jų mums reikia bėgti, mes juos patys pasigaminame, jeigu imame aliejų ir kepame, mes gauname jau hidrintus riebalus. Margarinas 100% hidrintas riebalas. Esam susitarę, kad jau margarino neturi būti, bet paskaitykite konditerinius gaminius, jis dar yra. Ir aš prašiau merginų, kurios gamina šakotį, nedėkite margarino. Mums su sviestu nesigauna. Nežinau. Kas turi nulemti pieno ir pieno produktų, sėklų ir riešutų, baltų bulvių, tų bulvinių šeimos augalų, nes jie turi lektinus, keletą mums pralaidų žarnyną, pomidorų, paprikų, baklažanų. Apie cukrų ir saldiklius ir sirupus, apie saldžiosius gėrimus, gaiviosius gėrimus, gazuotus, pamirškime, nebedirginkime, jeigu tikrai sergame autoimuninį ligą, nebedirginkime ir su kava, ir su kakava, ir su šokoladu, ir visais maisto priedais. Perdirbtų produktų, pusfabrikačių jau tikrai ne mūsų pasirinkimo variantas. Ar sudėtinga įsivesti savo? Mano autoriai teigia, nieko nekainuojantis gydymas, įsivesti protarpinį badavimą. Yra įvairios schemos, įvairios rekomendacijos. Pasiieškokite, prisitaikykite, kad ne mano sugalvota šita. Čia matote, autorius rašo, maistas yra galingas medikamentas gydant lėtinės ligas.
Būtent autoimuninės lygos yra lėtinės uždegiminės lygos, pažeidžiančios mūsų jungiamąjį audinį. Ir pažiūrėkite, šitas protokolas tikrai ne mano, yra netgi piramidė parodyta, kad taip turi būti daržovės ir buljonai, fermentuoti produktai, augaliukai, kokosas, kokoso riebalai. Ir tikrai rasite tų schemų, pagaliau dietologas visada padės, sveikas gyvensenos specialistas padės. Mūsų džiaugsmui tinka saldžiosios bulvės, visiškai jos skanios ir aš kartais pasimėgauju. Vaisių, uogų 2-3 vienetai, kaip sakiau, ne bananai, ne vynogės, 2-3 vienetai saldžių per dieną, kad tos fruktozės būtų nedaugiau 20–25 gramai. Aišku, lengva pasakyti, bet kas mums susvers, bet jeigu ten kokiai fruktozę naudosit vietoj cukraus, tai tikrai nerekomenduoju. Tinka visi žalumynai, ypatingai kryžmažiedžiai. Užsirašykite tą žodį kryžmažiedžiai ir išsiaiškinkite, kas tai yra. Ir jums šios dienos užduotis. Jūs auginate, turite, darykite kokteilius ir tai ten yra sulforafanas, ten yra visos magnio pilnos prisotintos. Tinka mėsa, paukštiena, bet čia vėlgi ne kombikorma šerta, ne kuom. Mėsa tai karvytės ant žolės, viščiukai, tai Vilniaus paukštynas jau skelbėsi, visiems kitiem paukštynam atskleidė paslaptį, kad mes auginam be antibiotikų. Ką aš stebiu su paukštiena, tai kaip iškreipia, kaip vis tiek yra įdėta tų augimo hormonų, tų stimuliatorių, kaip mūsų berniukai tampa su mergaičių figūra. Tikrai stebiu savo priėmimuose. Žuvis ir jūros gerybės išlieka. Aišku, žuvis neauginta kokiai ten akvariume ar kažkokiam ten dirbtinai auginamos, o laisvos šaltųjų jūrų žuvis, lašiša, tai nepakartojama, kokos ir kokosų pienas, alyvų, avokadų aliejus, alyvuogės, balzaminis ir obuolių actas, žalio žolelių arbatos, raugintos daržovės. Ar sutiktumėte su tokiu meniu išgyventi 3–4 savaitės? Manau, kad čia pakankamai dar yra ką valgyti. Ir nevartojant grūdų, pieno produktų, cukraus, dirbtinių priedų, pastebimas pagerėjimas sergant autoimuninį ligą. Ta, ką ir pasiekia mūsų Jelena Tulčina su savo atlikdama maisto netoleravimo testą ir įrodydama, kodėl dabar negalima sakyti, turime įrodyti. Dar turime ir pacientui ir savo įrodyti, kodėl tu to maisto negali valgyti. Tai už tą turime ir užmokėti, jeigu norime tokį įrodomąjį testą pasidaryti. Pakankamas vitamino D kiekis. Šiandien aš jau tiesiog tikrai nesutiksiu nei su vienu nusiskundžiančiu, jeigu mano auditorijos klausytojai nežino, kiek jis šiandien turi vitamino D. Ar jis yra deficite, ar jis yra arti minimalios ribos, jau žinome ir turime ir gydomuosius preparatus, ir daktaras Morozovas skaitė, ir yra guideline'ai, taip vadinamis nuorodos, protokolai sudaryti, kiek mes turime gauti. Ir pavyzdžiui, gydant autoimuninės ligas, skaičiau, kad gali būti, ir aš savo tarpe stebiu, kad yra rezistentiškumas vitaminui D. Tada reikia nepaprastai didelių dozių, pavyzdžiui, 2 mėnesius po 50 000, taip mano autorius teigia, galima naudoti. Ir kada naudojama su K2, apie jokius ten kalcio atsidėjimus kraujagyslėse, inkstuose nėra, jau yra žinoma, kaip tą subalansuoti, ko reikia, kad kalcis būtų nuvestas į kaulinį audinį, o neliktų kraujotakoje ar vidaus organuose. Mes taip pat esame aptarę. Ir kas buvo pastebėta, kad jeigu saulėje būnam, pavyzdžiui, grįžom iš šiltų kraštų, tai mes gauname tą vitaminą D ir tas vitaminas D tiek po gydymo kurso, tiek po saulės vonių išsilaiko 2 savaitės. Po 2 savaičių reikia profilaktinę dozę, ypač mūsų šiaurės regione.
Ir šiais laikais mes praktiškai nebūname saulėje. Ir aš skaičiau jums paskaitą apie melatoniną, apie buvimą lauke, ką mes ten gauname savo mitochondrijom, savo energetiniam, atominiam, elektriniam energiją. Ir trūkumas būtent vitamino D labai yra siejamas su išsėtinė sklerozė, su pirmo laipsnio netgi diabetu ir visom kitom autoimuniniam ligom bei jų rizikom. Tai tikrai, kas nepasidarėt, nueikit atlikti labai nuoširdžiai šito, prašau, nes visos galimybės Lietuvoje yra, bet kuri laboratorija jums tik tai yra kainų skirtumas. Vėlgi prieš uždegiminę mitybą, prieš uždegiminės omega-3, puikiai žinote, omega-6 yra uždegimus kelianti, omega-3 mažina uždegimą, šių rūgščių balansas mityboje būtinas, nes omega-3 rūgščių suvartojimas, kas ir be abejo ta mityba turėtų būti žemo glikeminio indekso, vėlgi produktus su glikeminiu indeksu atsiverskite, paskaitykite, palengvins jūsų būklę, tikrai garantuoju. Ne tabletė, ne gydytojas, o matėte, kokie vaistai, kokie prieinami. Čia dar yra paveiksliukai, 10 super maisto produktų autoimuninių ligų gydymui. Irgi matote, kad ir omega-3, ir vitaminas D, ir kokie tie produktai, mano minėti, užfiksuoti, naudojami. Taigi, būtina, jeigu esame alergiški maistui, alergologai jau puikiai ištiria ir išima maisto produktus. Dabar, kad ir leliukus naujagimus užtenka mamai nebenaudoti pieno produktų ir jo bėrimai pasikeičia ir viduriai, ir žarnynas pagerėja. Ta jau turbūt yra patyrusi ne viena mama. Žarnyną sustiprinti ir tas visas ūmės reakcijas galima vartoti glutaminą, L-glutaminą, tą natūralų, gerasias bakterijas, probiotiką, iš visų pusių gerinti žarnyno su skaidulom, aišku, padėti virškinimui, jeigu jis nusilpęs po kokių infekcijų, viduriavimų ar uždegimų, ir virškinimo fermentus, paskaldyti tos baltymus, susmulkinti, jeigu turime kramtymo problemas, dantų problemas, yra implantai, pagalba yra netgi vyresniam amžiuje, dabar puikiai galime sukramtyti. Laikytis žemo glikemijos indekso dietos, nes veikia prieš uždegimiškai, išsitirti dėl homocisteino, čia truputėlį į ateitį dar atidedu, dėl cholesterolio, kada kalbėsime. Rekomenduojami B grupės vitaminai, apie B grupės vitaminus esu kalbėjusi, Engevito kompanija, aišku, neturiu teisės čia jums nieko propaguoti, bet yra maistinės mielės, jeigu rasite, naudokite maistinės mielės, jos yra mielės tikrai nesukeliančios kandidos, jos yra dezaktyvuotos, visiškai neturi folio rūgštis, labai svarbi, va tuose kryžmažiedžiuose, būtent augaluose rasite daug folio rūgšties, nes folio rūgštis būtent skatina naujųjų ląstelių atsigaminimą, dalyjimąsi, jau saugo branduolį. Ir vartoti aukštos kokybės vitamino D, čia nurodau aš truputėlį, ir vitamino C. Vitaminas C vėlgi jau šiandien kotiruojasi kaip antioksidantas stiprus, iki 2 gramų per dieną. Apie cinką taip pat mums reikia galvoti, tiek žarnynui, tiek odai, tiek autoimuniniam. Ir kurie preparatai, pavyzdžiui, kiekvienas organas vėlgi reikalauja savo maistinių medžiagų. Jeigu tai yra nervinio audinio pažeidimas, mielino apvalkalas apie nervus, tai ir omega-3 padės, ir B12, ir esencialė, fosfolipidai vadinami, cholinas, serinas, tokių natūralių produktų. Reumatoidiniam artritui jūs ieškosite, kaip sustiprinti kremzlinį audinį sąnariuose, gliukozamino, chondroitino, kolageno, MSM su siera, nes būtent į baltymų struktūrą įeina siera, padeda atstatyti sąnarius, sumažinti uždegiminės ligas. Kalbos nėra, ilgos temos buvo apie nerimą, nemigą, depresiją, nuotaikas, pokyčius, panikos priepuolius. Būtent vien nuo tos ligos jau užsiveda toks mechanizmas.
Tai turime vėlgi su tuo pačiu B grupė, su magniu draugauti, CBD, infraraudonųjų spindulių terapija, turime įvairiausių dioptronų, lempų, jeigu negalime būti lauke, naudokime tą, ką turime įvairius sferoterapinius diržus ir panašiai. Kokie dar, kodėl aš parodau tas skaidrės, kad tai yra autorių patvirtinti teiginiai prie būtent aukštos vitamino D dozės protokolas yra. Čia tikrai, jeigu kartais ar savo gydytojui pasakysite, kokiu reikėtų naudoti šaltiniu, kad teigia, kad pagerinti autoimuninių ligų, jeigu yra rezistenciškas vitaminas D, niekaip neina jo pakelti. Tai va matote, aukštos dozės, high dose vitamino D protokolas. Tai yra patvirtintas pasaulyje, tik tai galbūt mums reikia tą jau kasdienybėje medikų visuomeniai tą pritaikyti ir naudotis. Ir patvirtinu, kad vitaminas D yra toks pat partneris testosteronui, progesteronui, estrogenui ir kortizoliui. Tai yra hormonas. Ir jisai, kaip sakiau, imuninė sistema ir hormonai labai surišti. Ir yra vadinamas jau imunoreguliatorius. Dar noriu visada priminti jums, ant kiek išmanus buvo mūsų senelės, mamos, močiutės, ant kiek išmanus. Šiandien mokslininkai siūlo transfaktorius. Galbūt iš jūsų kas nors prie kritinių ligų, aš irgi prie labai sunkių ir neaiškių ir kartais tenka paaiškinti pacientam, kas kreipiasi, kas tai yra transfaktoriai. Tai yra mažos molekulės peptidai gaunami iš priešpinio ir trynio. Ant kiek buvo mūsų močiutės ir dabar ir netgi mamos, gal atsimenat po sunkių persirgtų lygų, gripų, anginų, ką mums duodavo? Ogi gogel-mogel, kiaušinio trynys su cukrum, taigi labai skanu, ypač vaikam. Tai kas tame kiaušinio trynyje, būtent tie transfaktoriai. O kas yra priešpinyje, tai yra stebuklas. Tai yra visa genetinė informacija, kokią visa gyvybės forma turėjo ir prieš visus patogenus. Ir pažiūrėkite priešpinio poveikį augančiam vaikui. 2 savaitės, kai mamytė maitina kūdikėlį, mėnesį šeimoje ramybė, kūdikėlis užauga kilogramais. Ten yra daug augimo faktoriaus. Ten yra labai daug augimo faktoriaus, labai daug imuninę sistemą palaikančių, sustiprinančių komponentų. Ir yra vadinamos krekenos. O jeigu ieškosite tokių preparatų, galite užsirašyti, aš jį iš lėto įvardinsiu, vadinasi kolostrum. Lotiniškai priešpinis yra kolostrum. Yra pagamintų papildų, rinkitės galbūt Naujosios Zelandijos, kur karvės ištisus metus yra maitinamos tik tai žole, ganamos, ten tikrai nebus jokių tų papildomai pašarų poveikių, jeigu jau labai švaru. Aišku, čia ne reklama, čia tik patarimas, tik tai informacija. Ir labai gerai atsimenu, kaip susirgus sunkia tymų forma, jau buvo haliucinacijos, kliedesiai, temperatūra, ten turbūt 41 buvo. Ir kaip per visą kaimą ėjo ir škojo šviežiai kumeliuką atsivedusios kumelės pieno. Ir ligoniukas gavęs šito pieno labai sėkmingai pasveiko. Iš kur žinojo mūsų močiutės? Iš kur? Pasakykite man. Man tai yra ir džiaugsmas, ir aš matau, kaip dabar mokslininkai įrodo šitas tiesas. Ir kaipgi aš galiu nepasidalinti. Būtent tie transfaktoriai, tas kolostrum, tas priešpinis ar molozivas, kaip sakyti kitom kalbom, tai yra pavadintas imunomoduliatorius. Sudėta visa civilizacijos eigoje įgimta imuninė informacija. Tai aš manau,
kad galbūt paieškosite, internetas šį kartą bus panaudotas ir rasite kažką savo pritaikyti. Nu ir kasgi mums dar galima panaudoti savo prieš uždegimus. Šiai dienai tai turbūt aukščiausiai iš visų prieskonių skamba ciberžolė. Ciberžolė, imberas, alijošius, aš tik trumpai jums patarsiu, priminsiu. Čia truputį abejoju medus, jeigu yra tas tikrasis, natūralusis, bet jeigu alergiški ir panašiai, čia vėlgi atsiras diskusijų. Iš eterinių aliejų, kas uždegimą mažina, tai pirmoji aliejai, puikiai žinote, arbatmedis, lavanda, eukaliptas, geranijus arba palergonija, ramunėlė, rožė, rozmarinas, čiobrelis, frankincensas. Jisai ne tik tai yra šventasis aliejus veikiantis per nervų sistemą, bet ypatingai reguliuoja onkologinius procesus. Tai tikrai aprašyta irgi šiuolaikinės medicininės literatūros straipsniuose. Ir ciberžolės veiklioji medžiaga tai yra polifenoliai, jie mažina skausmą, gydo žaizdas, veikia priešuždegimiškai, reumatoidinio artrito, jau yra ir tepalai padaryti, psoriazei, išsėtinei sklerozei, uždegiminiam žarnyno ligoms, skleroderminiai, nes jau nustatyta ląsteliniam lygmenį, veikia būtent citokinus, interleukinus, 6, 12, tumoro nekrozės faktorių, brandolio KPB faktorių imuninėse ląstelėse. Matote, kokie čia sudėtingi, bet aš turiu jums jau moksliškai įrodyta, kokiam lygmenį veikia jinai. Tai va, čia yra labai gražiai atskleista medžiaga. Ir vietinio poveikio preparatai, pavyzdžiui, psoriazei, drėkinantis kremai, keratolitikai, jau jūs esate išnaudoję, įvairios salicilo rūgšties tepalai, pašalina storą, suminkština, kortikosteroidų tepalai, į psoriazės tepalus visada deda ir priešgrėbelinius, netgi vitamino D komponentus deda ir įvairios alternatyvos yra. Ir buvo pastebėta, kad pavasarį vasarą psoriazės atsitraukia, sumažėja, tai reiškia saulės poveikis yra tikrai, vitamino D poveikis yra tikrai ir kruopščiai laikantis šitų nurodymų, odos būklė gali pagerėti per 2-3 mėnesius. Aišku, šiai dienai nieko staigiai nebūna. O kada yra ilgai išplitusi fototerapija, pūva, sisteminės, lygiagrečiai irgi šitie tepalai, ir jeigu bėrimai vangiai gyja, pasirenkamas irgi metotreksatas, net iki 3 mėnesių, acetirenas, azatioprimas, čia jau tokie imunosupresantai. Bet jeigu vietinio poveikio vaistai ir visi tie taikomi rezultatų neduoda, liga progresuoja. Kodėl turėjau jums parodyti tą biologinę terapiją taikomą. Ir pažiūrėkime, kaip mes turime sunkios psoriazės atveju daryti. Reikia kreiptis į 3 lygio gydymo įstaigą. Šituos brangius biologinius preparatus, tos humira, infliximabą, gali išrašyti Kauno klinikos, Vilniaus Santaros klinikos, Klaipėdos universitetinė ligoninė, kur dirba gydytojai dermatovenerologai. Jie parenka gydymą, skiria, ir biologinių vaistų registracija Lietuvoje jų jau yra registruota daug ir įvairių grupių. Ir gydymas pirmiausiai pradedamas, kada jau visi kiti preparatai ir taikyti gydymo metodai neveikia. 3 pakopos gydymas tokiu principu. Ir galima pasiekti tikslą visiškai švari oda. Bet turite atlikti labai išsamius tyrimus, ar jūs nesargate, ar neturite, ar nesate kokią tuberkuliozę, labai įsitirti kepenis, inkstus, nes tai yra stipriai veikiantis preparatai. Ne kiekvienas iš jūsų čia pageidaujančių ateiti ir pasakyti, aš noriu, bet ar tau bus galima jį pritaikyti, čia yra gydytojo atsakomybė ir jūsų organizmo būsena, norint gauti šitą vaistą, nes kitaip gali būti. Kas dar padeda? Įvairūs aliejai, tai tikrai jūs galbūt ir dar daugiau man parašysite, ir kokosų, ir taukmedžių, ir arganų, ir kanapių, ir alyvuogių, ir nymo, ir erškėtrogių, ir
Nimo tai, kas važiuoja ar į Vedą, su Indija, tai kiekvienam kieme auga Nimo medis, jie ten ir dantis valo su tom šakelėm. Erškėtrugių tai kraujagyslės stiprina, čia apie kiekvieną aliejų aprašiau, bet jau tiesiog laiko stoka. Vėlgi druskos vonios, Epsom druska. Kas yra Epsom druska, dažniau klausia? Tai yra karčioji druska, magnio sulfatas. Tai įvairių avižinių drėpsnių, alyvuogių sumažina niežulį, dirginimą. Ypatingai netgi važiuojama, užsisakomi gydomo kursai, yra klinikos, gydo negyvosios jūros. Izraelį labai užsiima tą temą, teigiamai veikia psoriazę. Kursas 3 savaitės, po 20 minučių per dieną šitoje jūroje paplūduriuoti, teko man pabūti, matyti, kaip naudojasi, kaip kinta. Ir tikrai yra priemonių, čia dar yra įrodyta ir augalinių preparatų, ir akonitum, yra tokia klumpelė, tai net nurodyta, mokslininkai įrodė, kaip veikia ląsteliniam lygiai ir mažina uždegimą. Tai yra tokias įdomesnės atradimus, kad jau tyrinėjama ir fitoterapija moksliniam lygmenį. Ir gotų kola. Čia ne ginko biloba, bet gotų kola. Specialiai įdėjau paveiksliuką, tai yra kraujagyslėm, kraujotakai, smegenų mitybai, mažina būtent tų kietų, sustingusių sąnarių sklerodermijos atveju. Apie alijošių turbūt net ir nedrąsu jums priminti, apie žaliąją arbatą, imbirą, česnaką, ašvagandą, tą mūsų dumplainį vadinamą. Ir aukštesniuosius grybus, tai tikrai jau šiandien mes apie juos po truputėlį aptarėme. Čia dar labiau noriu parodyti ir suaktyvinti, kaip mes turime prižiūrėti savo žarnyną, kaip tas pralaidų žarnynas mums gali sukelti ne tik autoimuninės ligas, bet ir migreną, alergijas, maisto netoleravimą, dirgliosios žarnos sindromą, kitas odos ligas. Ne tik tai ir medžiagų apykaitos, netgi lėtinį nuovargį ir taip toliau, ir dasikasti ilgai, kai tęsiasi šitas procesas, gali jau išprovokuoti ir autoimuninę ligą. Ir pažiūrėkite, koks galingas žarnynas. Nu kągi, jisaigi maitina visą mūsų organizmą. Tai va, jeigu jisai pasidaro čia kiauras, kaip iš laistytuvo bėga viskas, kas pakliuvo į jį, nebėra jokios kontrolės, o imunitetas, žinote, 80% imuniteto yra žarnyne, tai šiandien būtų nusikalstama mūsų veikla žarnyno nesusireguliuoti. Tai kaip mes turime tą žarnyną sveikatinti? Tai kaip sakiau, eliminacinė dieta, balansuoti cukrų, optimizuoti vitaminą D, naudoti gliutatijoną. Dėkui, kad žiūrėjote iki pabaigos. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti. Jeigu domitės sveikatingumo, sveikos mitybos ir psichologijos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite pačius populiariausius mūsų sveikatingumo ir psichologijos kursus. Jeigu ieškote visapusiškų žinių apie sveikatą, apie limfinę sistemą, kviečiu pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės kursu Kaip efektyvinti limfinės sistemos darbą, kuriame išgirsite gydytojos patarimus, kaip namų sąlygomis stimuliuoti limfą, skatinti limfosorbciją, kepenų apsaugą ir kaip savarankiškai atlikti limfos savimasažą namuose. O jeigu esate smalsūs, kviečiu jūs dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite 10 panašių video edukacijų psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitų kartų.